Pamokos tema – laipsninės lygtys. Išsiaiškinsime, kokias lygtis vadiname laipsninėmis lygtimis ir kaip jas reikia spręsti. Lygtis, kurios nežinomasis yra laipsnio pagrindas, vadinama laipsninė lygtimi. Prisiminkime, kad pirmojo laipsnio lygtis yra ax plus b lygu 0, pavyzdžiui 2x plus 6 lygu 0. Antrojo laipsnio lygtis yra ax kvadratu plus bx plus c lygu 0, čia a nelygu 0. Pavyzdžiui, minus 4x kvadratu plus 3x plus 1 lygus 0. Trečiojo laipsnio lygtis yra ax kubu plus bx kvadratu plus x plus d lygu 0. Ir n-tojo laipsnio lygtis yra ši. Išsiaiškinsime, kaip reikia spręsti laipsninės lygtis f nuo x laipsnių n lygu a, kai n yra natūralus skaičius, didesnis arba lygus už 3, o a yra realusis skaičius. Tarkime, n yra nelyginis skaičius. Išspręskime lygtį x kubu lygu 8. Traukime kubinę šaknį iš 8, pastebime, kad 8 yra 2/3, atsakymas x lygu 2, nes 2 kubu yra 8. Kitas pavyzdys. X laipsnių 9 lygu minus 1. Kadangi 9 yra nelyginis skaičius, tai galime traukti 9 laipsnio šaknį iš neigiamo skaičiaus. Gauname, kad x lygu minus 1. Patikriname, minus 1 devintuoju lygu minus 1. Atsakymas yra x lygu minus 1. Išspręskime pavyzdį 3x kubu minus 1 devintoji lygu 0. Minus 1 devintąją keliame į kitą lygybės pusę, keičiame ženklą. Padaliname abi pusės iš 3, gauname x kubu lygu 1/27. Traukiame kubinę šaknį iš 1/27 ir gauname, kad x lygu 1/3. Atsakymas lygties yra 1/3. Išspręskime šią lygtį. X minus 4 penktuoju lygu minus 32. Ištraukime iš abiejų lygybės pusių 5 laipsnio šaknį ir pastebime, kad 32 yra 2/5. Taigi, x minus 4 yra lygu minus 2. Perkeliame ketvirtą į kitą pusę, gauname x lygu 4 minus 2, taigi x lygu 2. Atsakymas lygties yra 2. Išspręskime kitą pavyzdį. 2x minus 3 kubu lygu minus 125. Traukiame kubinę šaknį iš abiejų pusių, pastebime, kad 5 kubu yra lygu 125, todėl kubinė šaknis iš minus 125 yra minus 5. Išsprendę lygtį gauname x lygu minus 1. Išspręskime šią lygtį. Pastebime, kad 3 periodų yra 1/3, todėl sprendžiame lygtį 1/3 x7 plus 2 lygu 1/3. Perkeliame 2 į kitą lygybės pusę, gauname lygtį 1/3 x7 lygu 1/3 minus 2. Atimame iš 1/3
2 gauname minus 5 trečiasias, padaliname abi lygybės pusės iš 1/3, gauname lygtį x 7 lygu minus 5, ištraukę 7 laipsnio šaknį iš abiejų pusių gauname x lygu minus 7 laipsnio šaknis iš 5. Lygties atsakymas yra 7 laipsnio šaknis iš 5 su minusiuku. Spręsime lygtis, kurių laipsnio rodiklis yra lyginis skaičius. Pavyzdžiui, x² lygu 81. Šios lygties sprendiniai yra 4 laipsnio šaknis iš 81 ir minus 4 laipsnio šaknis iš 81. Pastebime, kad 81 yra 3/4, todėl vienas sprendinys yra 3, o antras sprendinys yra minus 3. Išspręskime kitą pavyzdį x6 lygu minus 3. x6 yra daugiau arba lygu už 0 su visomis x reikšmėmis, todėl ši lygtis sprendinių neturi. Atsakymas: sprendinių nėra. Išspręskime lygtį, kurios laipsnio rodiklis yra lyginis skaičius. Perkeliame 1/28 į kitą lygybės pusę, padaliname abi lygybės pusės iš 200, gauname lygtį x6 lygu 64. Šios lygties sprendiniai yra 6 laipsnio šaknis iš 64 ir antras sprendinys yra minus 6 laipsnio šaknis iš 64. Pastebime, kad 2/6 yra 64. Todėl sprendinys yra 2 ir antras sprendinys yra minus 2. Lygties atsakymas minus 2 ir 2. Išspręskime lygtį 2 minus 3x² lygu 625. Ši lygtis yra ekvivalenti lygčių visumai. Išspręskime šias lygtis. Kadangi 625 yra 5/4, todėl 4 laipsnio šaknis iš 625 yra 5. Sprendžiame šią lygtį. Perkelę į kitą pusę dvejetą gauname minus 3x lygu 3. Padaliname abi pusės iš minus 3 ir gauname, kad x lygu minus 1. Sprendžiame antrąjį lygtį. Perkeliame 2 į kitą pusę, gauname minus 5 minus 2, minus 3x lygu minus 7, padalinkime abi pusės iš minus 3, x lygu 7/3. Šios lygties sprendiniai yra minus 1 ir 2 sveiki 1/3. Apibendrinkime. Lygtis f nuo x laipsnių 2n plus 1 lygu a, kur a yra natūralusis skaičius, yra ekvivalenti lygčiai f nuo x lygu 2n plus 1 laipsnio šaknis iš a, pavyzdžiui, x³ lygu 4 lygties sprendinys yra kubinė šaknis iš 4.
Lygtis, kurio laipsnio rodiklis yra lyginis skaičius, yra ekvivalenti lygčių visumai. Minus 2 laipsnio šaknis iš a ir plus 2 laipsnio šaknis iš a. Pavyzdžiui, lygties x² lygu 2 sprendiniai yra minus 4 laipsnio šaknis iš 2 ir plus 4 laipsnio šaknis iš 2. Sėkmė sprendžiant laipsninės lygtis.